Druskininkų jaunimo užimtumo centras prieš vėlinės organizavo gražią pilietinę akciją, kurios metu jaunuoliai sutvarkė apleistus miesto kapus. Ketvirtadienį Druskininkų miesto kapinėse buvo galima pamatyti būrį jaunuolių, kurie susirinko tvarkyti apleistų kapų. Šią gražią pilietinę akciją jau ne pirmi metai organizuoja Druskininkų jaunimo centras ir džiaugiasi, kad kiekvienais metais sulaukia noriai akcijoje dalyvaujančių jaunuolių. Tai iš tikrųjų apleistų kapų tvarkymas jau vyksta 4 metai ir tapo mūsų tokia tradicija, jaunimo yra labai palaikoma ir visiškai noriai reaguojama ir atvykstama. Tai mes, jaunimo užimtumo centras, kapus tvarkom prieš vėlinės jau 4 metus. Jaunimas prisideda labai gražiai pilietiškai prie tos visuomeninės akcijos, prie apleistų kapų tvarkymo su savo tokiu užsidegimu ir noru. Tai man labai džiugu. Jaunimas sakė, kad tokias iniciatyvas reikia palaikyti ir tęsti kiekvienais metais. Anot akcijoje dalyvavusių jaunuolių, tvarkyti kapus jiems buvo visai nesudėtinga ir jie džiaugiasi, kad jų atliktų darbų galės grožėtis per šventes į kapines atvykę žmonės. Atėjau paskatinta kaip ir Juco, atėjome mes visi. Atėjau tiesiog prisidėti, tiesiog sudalyvauti tokioje, manau, svarbioje akcijoje. Tiesiog yra malonu kažkam daryti gerą. Būtent šiandien, kai mes čia susirinkome atlikti kaip ir privalomo dalyko, tai buvo kilusi tokia idėja čia ekspromptu, kad galėtumėm palikti korteles, kurios galbūt atėjusiems žmonėms parodytų, kad štai jums čia yra staigmena, mes sutvarkėme kapus. Žmonės atvažiuoja tvarkyti, būna tokių kapų, kur niks netvarko ir taip ir negražiai atrodo ir tie reikia ir tokius patvarkyti prieš šventes kapus. Ir gerai, kad jaunimas dirba ir užsiima. Vienų būna kapai apleisti labai, o kitų sutvarkyti, tai kad visų būtų maždaug vienodė per šventes bent jau, tai kad gražiai atrodytų, tai ir tvarkom. Jaunimo užimtumo centro nariai sutvarkė apleistus kapus, uždegė ant jų vėlinių žvakutę ir taip gražiai įprasmino šią atmintiną dieną.